Labą dieną, susirinkusieji gyvai ir nuotolyje stebintis per Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Facebook paskyrą. Šiandien mes jūs pakvietėm tam, kad pristatytume 2024 metais vykdyto alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų Europos mokyklose tyrimo nacionalinius duomenis. Ir norėsime apžvelgti situaciją ir tendencijas Lietuvoje. Šis tyrimo pagrindinis tikslas yra surinkti palyginimui tinkamus duomenis ir pasižiūrėti psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kito rizikingo elgesio paplitimą 15-16 metų amžiaus mokinių grupėje Europoje ir siekiant stebėti atskirų šalių ir bendrą visų šalių tendenciją. Šito tyrimo dalyvauna daugiau negu 40 Europos šalių ir tikslinė populiacija yra mokiniai. Ir tyrimas vykdytas ir Lietuvos mokyklose. Tyrime dalyvavo daugiau negu 200 mokyklų ir šitas tyrimas yra kartojasi nuo 2019 metų. Šie metai yra ypatingi tuo, kad šitą tyrimą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos perėmė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir mes esame užsakovai šito tyrimo. Tyrimą atliko Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir pagrindinė tyrėja šiandien dalyvauna su mumis kartu šitoje spaudos konferencijoje. Šių metų taip pat išskirtinumas yra tai, kad atsižvelgus į išreikštą savivaldybių poreikį, pirmą kartą duomenis panagrinėti ir savivaldybių lygmeniu. Šitą tyrimą pristatymą inicijavome būtent šių metų gruodžio mėnesį tuo tikslu, kad pasidalinti, ką jau mes turime, kad vyksta planavimas tiek savivaldybių lygmenių, tiek valstybės lygmenių veiklų numatytų 2025 metais. Todėl tikimės, kad šitie tyrimo rezultatai padės priimti sprendimus, kokių priemonių konkrečiai reikia konkrečioje savivaldybėje ar konkrečioje mokykloje. Svarbu pasakyti tai, kad šitą tyrimą palaiko ir remia ES narkotikų agentūra. Tai reiškia, mūsų šitie duomenys yra nacionalinių lygmenių atlikti, svarbus ne tik mums, bet ir ES lygmenių. Tam, kad tie duomenys būtų panaudoti praktikoje, todėl mes ir pakvietėm jūs į šią spaudos konferenciją. Tai norėčiau suteikti žodį pagrindiniai tyrėjai, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos vadoviai, profesoriai, mokslų daktariai Liudmilai Rupšienei. Prašau. Ačiū. Mielos kolegės, mėly kolegos, šiandien noriu pristatyti pagrindinius rezultatus, kuriuos mes gavome atlikę apklausą pavasarį, iš tikrųjų ta apklausa vyko. Ir šis tyrimas, ESPA tyrimas vyko ne tik Lietuvoje šiais metais, bet ir daugiau negu 40 šalių, bet tikslių skaičių apie kitas šalis dar mes nežinome. Kitų šalių ataskaitos bus kitais metais ir bendrosios ataskaitos taip pat bus kitais metais. Tai šiandien mes pristatome tik tai mūsų Lietuvos nacionalinius duomenis. Tai šiandien aš trumpai glaustai noriu pasakyti keletą žodžių apie ESPAT tyrimą, po to pristatyti pagrindinius rezultatus, ir pabaigoje pasakyti pagrindinės išvadas, ir kai kurias rekomendacijas. Laikas ribotas, tad iš tikrųjų tenka sparčiai judėti, bet ir daug ką praleisti tuo pačiu. Taigi, ESPAT tyrimas yra vykdomas nuo 1995 metų Europos šalyse ir tikslas šito tyrimo yra rinkti Europos šalyse reprezentatyvius duomenis. Kitas dalykas – gauti mokslinių žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Trečiasis tikslas – tai tirti naujai atsirandančias priklausomybės. Taip pat remti tyrimais grįstą politiką ir praktiką. Ir taip pat per šį tyrimą mes plėtojame tyrimo tinklus ir tarptautinį bendradarbiavimą. Nuo 1995 metų vyko jau 8 tarptautinės apklausos ir Lietuva dalyvavo visose apklausose. Tai iš viso per tą laiką nuo 1995 metų daugiau negu 600 tūkstančių Europos moksleivių dalyvavo iš viso iš 49 šalių. Lietuva šiemet 2024 metais buvo
pasikvietusi dalyvauti tyrime šiek tiek, ne šiek tiek, gerokai turbūt daugiau mokinių negu ankstesniais metais, būtent dėl to, kad taip pat norėjome gauti duomenis savivaldybių lygmenimis ir iš tikrųjų pamatėme, kad yra tam tikrų skirtumų savivaldybėse. Iš viso dalyvavo, kaip tiksliau sakant, pripažinome tinkamomis mes 4792 anketas ir, reiškia, nors realiai dalyvavo didesnis kiekis mokinių šitoje apklausoje ir skaičius berniukų ir mergaičių yra panašus. Tai šiaip šitos apklausos, SPAT apklausos vyksta kas 4 metai, mes atrankos vienetas yra klasė, reiškia pasirenkame klasę ir tada visus tos klasės mokinius apklausime, nesvarbu kokiais metais jie būtų gimę, o paskui atsirenkame tuos metus, kurie mums reikalingi. Ir taip pat turime standartizuotą metodologiją ir mokslininkų grupę ir tyrėjų grupė dirba visus 4 metus, ruošiasi apklausai, kad mes galėtumėm susitarti ir visose Europos šalyse surinkti tokius duomenis, kad galėtumėm palyginti. Tai labai svarbu yra susitarimai. O klausimynė, jums gali rūpėti turbūt, yra klausimai tokie pagrindiniai, kurie privalomi klausti visose šalyse. Yra dalis klausimų pasirenkamųjų, kurios vienos šalės renkasi, kitos gali nesirinkti. Ir taip pat kiekvieną kartą mes įtraukiame nacionalinius klausimus, kurie tuo metu yra patys aktualiausi. Taigi, pereinant prie pagrindinių rezultatų, tai aptarsiu čia ir suvokiamą prieinamumą, ir cigarečių vartojimą, alkoholio vartojimą, kanapių, kitų narkotikų vartojimą, naujasias psichoaktyviasias medžiagas, medikamentų vartojimą be gydytojų paskyrimo. Nauji klausimai yra atsiradę pastaruoju metu SPAT apklausose, tai klausimai apie lošimus, žaidimus. Ir pirmą kartą klausimynė atsirado klausimai apie mokinių dalyvavimą prevencinėse veiklose. Taigi, pirmiausia, keletą žodžių apie ankstyvąjį medžiagų vartojimą. Kalbant apie ankstyvąjį tabako cigarečių vartojimą, mes matome, kad situacija gerėja. Beveik kiekvienoje skaidrėje aš bandysiu pateikti tos tokias grafikus, iš kurių jūs matote, kaip situacija keičiasi, kokios yra tendencijos. Tai čia netgi nekomentuojant konkrečių skaičių ir taupydama laiką aš toliau skaičių konkrečių ir neminėsiu. Tai tiesiog vizualiai galime matyti, kad situacija yra gerėja ir gerėja ta prasme, kad mažėja mokinių, kurie iki 13 metų bent kartą pavartojo tabako cigaretes. Bet vis dėlto, tokių mokinių yra pakankamai daug. Ir kaip mes matome, 21% mūsų respondentų sakė, kad bent kartą jie pavartojo tabako cigaretę, būdami 13 metų ar jaunesni. Elektroninės cigaretės, tai kas pastaruoju metu labai plito, matome didėjimą, daugėja mokinių, kurie iki 13 metų bent vieną kartą panaudojo elektroninės cigaretes. Mes stebime šią tendenciją nuo 2015 metų ir matote, 2019 metais buvo daugiau tokių mokinių ir dabar dar daugiau, kol šį kartą 32% moksleivių teigia, kad bent kartą iki 13 metų jie pavartojo elektroninę cigaretę. Apie alkoholio vartojimą, tai situacija nuo 2003 metų, kaip matote, gerėjo, bet per pastarąsias apklausas kažkaip stabilizavosi. Ir šiuo metu šioje apklausoje 30,6% respondentų teigia, kad jie bent kartą alkoholį vartoja būdami 13 metų ar jaunesni. Jeigu mes kalbėsime apie pasigėrimą nuo alkoholinių gėrimų, tai situacija taip pat gerėjo nuo 2003 metų, bet 2019-2015 metais ir dabar jinai tokia, liktai ir mažai kintanti, iš tikrųjų skirtumai yra, pokyčiai tie yra statistiškai nereikšmingi. Kanapio vartojimas. Kanapio vartojimo
situacija tokia nevienareikšmė, tai didėjo, tai mažėjo mokinių, kurie per apklausas teigia, kad bent vieną kartą vartojo kanapės, būdami 13 metų ar jaunesni. Dabar gali toks susidaryti įspūdis, kad šiek tiek ta linija kreivė pakilo, bet iš tikrųjų statistiškai pokytis yra nereikšmingas, tiesiog labai čia išdidintas toks vaizdas ir visumoje galima sakyti, kad ta situacija, ne vienareikšmė, kaip matote, tai gerėjo, tai šiek tiek blogėjo. Dabar tokia situacija su raminamaisiais ir migdomaisiais vaistais, vartojimu jų be gydytojų paskyrimo. Iš tikrųjų, mes turime tikrai per visas apklausas šiek tiek didesnius rodiklius negu daugumoje Europos šalių. Ir šį kartą, ką mes matome, kad nuo 2003 metų raminamų ir migdomųjų vaistų bent kartą pavartojusių moksleivių skaičius ir vaistų būtent be gydytojo paskyrimo išaugo nuo beveik 3% iki beveik 10%. Taigi galime matyti aiškiai, kad padidėjo. Dabar apie psichoaktyvių medžiagų suvokiamą prieinamumą. Kai mes sakėme suvokiamas prieinamumas, turime omeny, kad tai nėra tikrasis prieinamumas, bet tai kaip patys moksleiviai suvokia, kaip jiems prieinamos tos medžiagos. Ir suvokiamą prieinamumą mes matuojame pagal tai, kiek moksleiviai atsako, kad jiems būtų lengva arba labai lengva gauti kažkokių medžiagų. Tai tarkime dėl tabako cigarečių. Matote kreivę mažėjančią, tai situacija iš tikrųjų galima sakyti, kad yra labai pagerėjanti, netgi lyginant su 2019 metais 8,5 procentiniais punktais pagerėjo situacija, tai reiškia, kitais žodžiais tariant, kad mažiau mokinių teigia, kad jiems lengva arba labai lengva gauti tabako cigarečių. Kiti tabako gaminiai, tai ką mes matome, kad elektroninės cigaretės lengvai arba lengvai galėtų gauti, teigia 55,6 procentai moksleivių, kaitinamojo tabako gaminių šiek tiek mažesnis yra suvokiamas prieinamumas, vandens pypkės dar mažesnis suvokiamas prieinamumas, bet visais atvejais vaikinų ir merginų atsakymų skirtumai statistiškai reikšmingi. Mes matome, kad dažniau yra merginom prieinami minėti tabako gaminiai, tik vandens pypkės vaikinams yra labiau prieinami, kaip jie galvoja, kaitinamojo tabako gaminiai ir vandens pypkė, o kitais atvejais yra merginoms labiau prieinami. Alkoholis, suvokiamas prieinamumas alkoholio, tai čia mes klausinėjome mokinių apie alaus, sidro, vyno, stiprių alkoholinių gėrimų prieinamumą ir matome, kad beveik pusė respondentų mano, kad jiems būtų lengva ar labai lengva gauti alaus. Šiek tiek mažiau negu pusė atrodo, kad sidro arba vyno jiems būtų lengva arba labai lengva gauti. Šiek tiek sunkiau matyti gauti stiprių alkoholinių gėrimų. Ir visų rūšių alkoholio prieinamumas merginams atrodo lengvesnis negu vaikinams. Dėl alaus prieinamumo, suvokiamo prieinamumo matome, kad jis mažėja. Lyginant su 2003 metais, sidro prieinamumas taip pat mažėja. Vyno prieinamumas taip pat pastaraisiais metais mažėja, stiprių alkoholinių gėrimų prieinamumas per paskutinės apklausas buvo gana panašus, bet vis tiek čia, ką mes matome, kad šių metų ypatumas yra, kad vaikinų suvokiamas prieinamumas sumažėjo statistiškai reikšmingai, o merginų šiek tiek kaip ir paaugęs pastaraisiais metais.
Tai čia aš kalbėjau apie suvokiamą prieinamumą, bet taip pat buvo klausimo apie tai, ar pirko pastaruoju metu, ar įsigijo kažkaip pastaruoju metu per pastarąsias 30 dienų iki apklausos moksleiviai kažkokiu alkoholiniu gėrimu. Ir mes matome, kad per 30 dienų iki apklausos 8,2% respondentų pirko alaus, 7,3% pirko sidrą, 7,2% pirko vyną, 9,7% pirko stipriuosius alkoholinius gėrimus. Ir vaikinai dažniau nei merginos teigia pirkę alų, sidrą, stipriuosius alkoholinius gėrimus, o vyno atveju skirtumai tarp merginų ir vaikinų statistiškai nereikšmingi. Kanapių prieinamumas, suvokiamas prieinamumas, taip pat matote mažėjančią kreivę, tai palyginti su 2019 metais tokių moksleivių, kurie teigia, kad panorėjus kanapių jiems būtų gauti lengva arba labai lengva, tai sumažėjo 7,1% punkto. Tai iš tikrųjų buvo aukščiausias kanapių suvokiamas prieinamumas 2007 metais, paskui šiek tiek krito, biškiek kilo, bet to, o dabar tikrai yra geriausi rezultatai per visą tyrimo istoriją, SPA tyrimo istoriją. Kiti nei kanapės narkotikai, tai mes čia galime pastebėti, kad palyginti su 2019 metais statistiškai reikšmingai nepakito amfetamino, metamfetamino, kokaino suvokiamas prieinamumas, ekstazio ir MDMA suvokiamas prieinamumas sumažėjo, o šiek tiek padidėjo, tai turbūt ir ne. Cigarečių vartojimas. Apie cigarečių vartojimą irgi galime spręsti pagal skaidrę, kurioje mes matome, kad tai yra vartojimas bent kartą gyvenime tabako cigarečių yra mažiausias per visą tyrimo laikotarpį nuo 2003 metų, kad nuo 2003 metų netgi tas vartojimas sumažėjo 2,5 karto, bet vis dėlto yra pakankamai nemaži tie skaičiai vartojimo. 33,6% respondentų teigia, kad jie bent kartą gyvenime vartoja tabako cigaretes. Čia jau matote skaidrėje skirtumus pagal savivaldybės, tai iš tiesų kai kurios rodiklius parodysime, kaip skiriasi savivaldybės situacija, ir iš tikrųjų kai kuriais atvejais labai skiriasi. Tarkime, ką mes šiuo atveju matome dėl cigarečių vartojimo, kad, tarkime, mažiausi rodikliai, reiškia mažiausiai rūkiusių tabako cigaretes, tai yra Pasvalio, Ignalinos, Švenčionių rajone, o daugiausiai Kelmės, Varėnos, Druskininkų savivaldybėse. Ir tie skirtumai yra iki 30% punktų ir kartais netgi ir daugiau. Toliau dėl cigarečių vartojimo 30 dienų iki apklausos, taip pat mes matome gerėjančius rodiklius, irgi yra patys geriausi rodikliai nuo 2003 metų. Jeigu pereitumėm prie elektroninių cigarečių vartojimo, matome, kad 2019 metais buvo paaugęs skaičius vartojusi bent kartą gyvenime elektroninės cigaretės, bet dabar jis sumažėjo, bet iš tikrųjų išlieka labai didelis. 2024 metais mes matome, kad 51,2% respondentų teigia, kad jie vartoja bent kartą gyvenime elektroninės cigaretes. Jeigu mes pažiūrėtumėm skirtumus pagal savivaldybės, mes matome, kad geriausia situacija šio požiūrio yra Ignalinos rajone, kur tik tai 28,8% moksleivių teigia, kad jie bent kartą gyvenime vartoja elektroninės cigaretes. Ir išsiskiria Plungės ir Rietavo rajonai, kur matome 72,9% respondentų teigia, kad bent kartą gyvenime vartoja elektroninės cigaretes. Jeigu žiūrime į elektroninių cigarečių vartojimą bent kartą per pastarąsias 30 dienų iki apklausos, matome, kad taip pat situacija buvo pablogėjusi 2019 metais ir pagerėjusi šiais metais. Apie alkoholio vartojimą kalbant, irgi rodikliai gerėja ir
reiškia, mažiausi skaičiai, iš tikrųjų čia mes turime netgi nuo 1995 metų galime palyginti, ir intensyvesnis toks alkoholio vartojimo mažėjimas, šio rodiklio mažėjimas yra nuo 2015 metų. Taip pat mes matome skirtumus pagal savivaldybės, čia tamsesnė spalva visur tokiuose grafikuose reiškia, kad yra didesni procentai, ar tai vartojimo, ar kiti dalykai, o kuo šviesesni, beveik balti, tai čia situacija yra geresnė. Tai iš tikrųjų galima savivaldybėms panagrinėti tas duomenis. Per 30 dienų iki apklausos alkoholio vartojimas taip pat yra geriausias nuo 2003 metų, nors pastaruoju metu jisai yra, reiškia, sulėtėjusi tendencija, ir kalbant apie gausų epizodišką vartojimą, tai buvo iš tikrųjų keletas klausimų, kuriais mes siekiame suprasti, kaip mokiniai gausiai geria alkoholį tada, kai jie geria. Tai, ir tą rodiklį taip pat mes stebime nuo 1995 metų, ir mes čia matome bendrą rodiklį tai patį geriausią, tai reiškia, kaip ir mažėja tokio prisigėrimo nuo alkoholio atveju, ir tik praktiškai yra nuo 2019 metų, tarkime, sumažėjo 6,7 procentiniais punktais. Čia dabar gana įdomus duomenys apie alkoholio įsigijimo būdus. Kas labai krito į akis, kad net 12,6 procentai apklaustųjų teigia, kad alkoholio gauna iš tėvų. Ir jeigu palygintumėm, tarkime, kiek alkoholio pirko pastaruoju metu baruose, restoranuose, kavinėse, tai tokių buvo 0,5 mokinių. Tai lyginant su 12,6, tai tikrai labai didelis kontrastas. Taip pat tai, kad 10,3 procentai respondentų teigia, kad gauna ar perka iš kitų jaunuolių alkoholio. Ir dar kitais būdais, kurių mes čia nebuvome įvardinę. Tai reikia dar žiūrėti, kokie tie kiti būdai, kaip gauna vaikai alkoholio. Dėl kanapių ir kitų narkotikų vartojimo, tai mes darėme tokį, kaip sakyti, išvestinį kintamai, kurį sudėjome, reiškia, kiekvieno mokinio, reiškia, vartojimą ir kanapių, ir kitų narkotinių medžiagų, ir ką mes, reiškia, pastebėjome, kad bent vieną iš narkotikų bent kartą gyvenime vartojo, nurodė, kad vartojo 13,3 procentai paauglių, šiek tiek daugiau vaikinų negu merginų, ir tai yra pats mažiausias bendras skaičius nuo stebėjimo pradžios. Palyginti su 2019 metais, tokių moksleivių, kurie bent vieną iš narkotikų vartojo, sumažėjo 5,8 procentiniais punktais. Dabar kalbant vien tik tai apie kanapes, tai taip pat yra, lyginant su 2019 metais, yra sumažėjęs 6,8 procentiniais punktais, ir taip pat bendras kanapių bent kartą gyvenimo vartojusių skaičius yra mažiausias nuo 2003 metų. Dažniau vaikinai vartoja kanapes negu merginos. Jeigu mes žiūrėtumėm pagal savivaldybės skirtumus, taip pat matome gana ryškius skirtumus. Tarkime, daugiausiai mokinių, kurie teigia bent kartą gyvenime vartoja kanapių, buvo Kupiškio rajone 25 procentai moksleivių taip teigia, o mažiausiai Šilalės rajone, kur tik tai 1,7 procentai teigia. Taigi skirtumai iš tikrųjų nemaži. Kai mes klausėme apie kanapių vartojimą per pastarąsias 30 dienų iki apklausos, tai matome, kad situacija buvo pablogėjusi 2019 metais, bet po to jinai tikrai yra pagerėjusi, nors vaikino skaičius išliko panašus, bet merginų tarpe tai tikrai yra gerokai sumažėjęs.
Dėl kitų narkotikų, tai bent kartą gyvenime, bent vieną iš narkotikų, išskyrus kanapes, nurodė vartoja 5,8% respondentų, daugiau vaikinų negu merginų. Ir šis bendras rodiklis, mes jį taip pat stebime nuo 2003 metų, yra vienas iš mažesnių. Nėra pats mažiausias, bet yra vienas iš mažesniųjų. Nuo 2019 metų tas pokytis yra statistiškai nereikšmingas. Bendrai nuo 2019 metų sumažėjo ekstazio MDMA vartojimas, šiek tiek išaugo amfetamino, metamfetamino ir kai kurių kitų narkotikų vartojimas, nepakito kokaino, kreko ir LSD vartojimas. Visų tirtų narkotikų vartojimas labiau būdingas vaikinams nei merginoms. Rinkoje atsiranda naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurių poveikis yra panašus į narkotikų. Tai šių medžiagų vartojimą taip pat mes stebime nuo 2015 metų ir čia taip pat matote, kaip krito rodikliai nuo 5,8 iki 1,7 ir faktiškai tai nuo stebėjimo pradžios yra mažiausi vartojimo skaičiai. Ir dėl medikamentų vartojimo, dėl gydytojų paskyrimo. Čia mes iš tikrųjų tyrinėjome ir daugiau medikamentų, bet šiuo atveju pristatau turbūt tokią vieną aktualiausių Lietuvai rodiklį, būtent raminamųjų ir migdomųjų vaistų be gydytojų paskyrimo vartojimą. Tai matome, kad situacija, galima sakyti, vis blogėja ir nuo 2003 metų yra patys blogiausi rodikliai, ta prasme, kad 2,8% respondentų mūsų teigia, kad jie vartoja raminamosius migdomosius vaistus be gydytojų paskyrimo ir matome, kad tokia rožinė linija, čia mergino atsakymai, melsva vaikino atsakymai, visą laiką merginoms yra labiau būdinga vartoti raminamosius ir migdomosius vaistus be gydytojų paskyrimo. Kai mes pasilyginame savivaldybės, mes matome irgi nemažus skirtumus, tarkime, Alytaus rajone tiriamieji tik 7,4% respondentų teigia, kad jie vartoja raminamosius ir migdomosius be gydytojų paskyrimo, tuo tarpe Klaipėdos rajone, Raseinių rajone, Birštono, Prienų, Ukmergės, tie rodikliai buvo aukštesni negu kitose savivaldybėse. Turbūt daugeliu kyla klausimas, tai jeigu didėja vartojimas, auga vartojimas raminamųjų ir migdomųjų be gydytojų paskyrimo, tai natūraliai kyla klausimas, tai koks yra prieinamumas tų vaistų. Tai štai suvokiamas prieinamumas iš tikrųjų mažėja ir nuo 2019 metų jisai taip pat yra gerokai sumažėjęs, bet vis tiek, reiškia, būna ir taip, kad prieinamumas mažėja, bet vartojimas vis dėlto didėja. Apie lošimus keletą faktų. Tai per pastaruosius 12 mėnesių iki apklausos iš pinigų teigia lošia 14,3% respondentų. Žymiai daugiau vaikinų, jeigu matote, tai 24,1% vaikinų teigia, kad jie žaidė azartinius lošimus per pastaruosius 12 mėnesių iki apklausos ir 4,2% merginų. Tai tikrai labai ryškus skirtumas. O palyginti su 2019 metų duomenimis mes pastebime augimą 2,5 procentiniais punktais ir labiausiai tarp vaikinų. Jų padaugėjo 4%. Tai, matot, nuo 2015 metų stebime, buvo kažkaip panašiai 19 metais situacija kaip 15, o dabar šiek tiek padidėjo. Dėl kompiuterinių žaidimų, tai vėlgi grafikė mes matome, kad tokia nevienareikšmiška situacija. Palyginti su 2019 metais, šiais metais nurodė, kad kompiuterinių žaidimų žaidė
3,8 procentiniais punktais daugiau paauglių. Tai reiškia, šiek tiek padidėjo dar kompiuterinių žaidimas. Na ir matome, kad per pastarąsias 30 dienų iki apklausos, kai reikėjo eiti į mokyklą, žaidė 72,5 procentai respondentų, o dienomis, kai nereikėjo eiti į mokyklą, 80,7 procentai respondentų. Ir vaikinams tai yra labiau būdinga negu merginoms žaisti kompiuterinius žaidimus. Na ir pirmą kartą SPAT apklausoje, kaip minėjau, atsirado klausimai apie dalyvavimą prevencinėse veiklose. Tai šie renginiai, prevencinės veiklos buvo išskirtos tokias dvi didelės grupės. Viena grupė tai buvo informaciniai renginiai, kai vaikai laukdavo informacijos, gaudavo informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas, apie rizikas ir taip toliau, įvairias žalas, rizikas. O kiti renginiai prevenciniai tai daugiau tokie interaktyvūs, kai vaikai ne tik gaudavo informacijos, bet jie dalyvaudavo ir atlikdami kūrybinės užduotis ir praktinės įvairiausias veiklas. Tai štai informacinėse veiklose apie alkoholio neigiamą poveikį ir žalą bent kartą per pastaruosius 2 metus dalyvavo 56,8 procentai moksleivių. Apie tabako poveikį ir žalą 51 procentas moksleivių. Apie narkotikų neigiamą poveikį ir žalą tokiuose renginiuose informacinėse dalyvavo 45,9 procentai respondentų. Visais šiais atvejais dažniau merginos dalyvavo renginiuose, tokiuose informacinėse, prevencinėse. Na, o informacinėse renginiuose dėl lošimo iš pinigų, žaidimų, interneto žalos ir neigiamo poveikio dalyvavo mažesnis skaičius respondentų, tai šiuo atveju mes matome 27,4 procentai paauglių ir šiuo atveju dažniau dalyvavo vaikinai negu merginos. Na, o jeigu mes kalbėtumėm apie interaktyves prevencinės veiklas ir dalyvavimą tose renginiuose, tai tokie tie renginiai iš tikrųjų yra skirstomi į 3 dalis. Tai viena dalis renginių, kai mokiniai mokosi, kaip geriau bendrauti su kitais, kaip išreikšti emocijas, empatiją, sakyti komplimentus, atsispirti bendraamžių spaudimui. Na, gali kartais atrodyti, kad čia nėra tokia tiesiogiai prevencinė veikla, bet iš tikrųjų mes matome, kad labai dažnai vaikai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas dėl to, kad nori nusiraminti, nori pritapti prie bendraamžių grupės. Taigi tokie prevenciniai renginiai, interaktyvūs prevenciniai renginiai, kuriuose mokomi vaikai geriau bendrauti su kitais, jie tikrai yra labai svarbus. Kita grupė renginių išskiriama, tai mokėjimas tvarkytis su pačiu savimi, su pačia savimi, kontroliuoti impulsus, pykti, išsikelti tikslus, uždavinius, būti sąmoningais. Na ir trečioji grupė tai mokosi, kaip analizuoti viešą informaciją, medijas, aptikti tendencingai brukamas žinias, kad būtų kuo mažiau kitų paveikiami ar manipuliuojami. Taigi, bent kartą mokėsi, kaip bendrauti su kitais, teigia 56,8 procentai respondentų, kaip geriau tvarkytis su pačiu savimi, panašus skaičius, 56,2 procentai, kaip analizuoti viešą informaciją, šiek tiek mažiau, bet nedaug, 54,1 procentas. Apskritai prevencinėse veiklose dažniau dalyvavo merginos, išskyrus tik vieną atvejį. Vaikinai dažniau dalyvavo informacinėse veiklose apie lošimo iš pinigų, žaidimų ir interneto neigiamą poveikį bei žalą. Kurgi mokiniai dalyvauja šiuose prevencinėse veiklose? Kai mes jų klausėme, kur dažniausiai jie dalyvavo, tai 58,5 procentai respondentų nurodė, kad dalyvavo mokykloje, ir tai buvo dažniau merginos nei vaikinai. Mokyklos veiklose po pamokų dalyvavo 5,2 procentai respondentų, daugiau vaikinų negu merginų. Na, o už mokyklos ribų prevencinėse veiklose nurodė dažniausiai dalyvavę 14 procentų respondentų. Tai vis dėlto mokykla yra pagrindinė vieta, kur vaikai dalyvauja prevencinėse veiklose. Na ir pereinu prie išvadų bei rekomendacijų.
Tai pagrindinės išvados yra tokios, kad dėl alkoholio ir cigarečių vartojimo mes turime geriausius rodiklius per visą SPA tyrimo istoriją, bet jie išlieka tikrai gana aukšti. Dėl elektroninių cigarečių situacija pagerėjo nuo 2019 metų, bet yra šiek tiek blogesnė nei 2015 metais, kai pradėjome stebėti šios rodiklius. Kanapių vartojimas, tai yra geriausi rodikliai nuo 2003 metų. Kitų nei kanapės narkotikų vartojimas situacija nevienareikšmė, nors bendri rodikliai išlieka vieni mažiausių nuo stebėjimo pradžios, bet kai kurių narkotikų vartojimas nežymiai padidėjo, tai buvau minėjusi. Naujos psichoaktyviosios medžiagos, tai yra mažiausias vartojimas nuo 2015 metų. Dėl raminamųjų ir migdomųjų vartojimo be gydytojų paskyrimo pastebime, kad toliau tas vartojimas auga. Daugumos psichoaktyviųjų medžiagų suvokiamas prieinamumas yra mažiausias nuo stebėjimo pradžios, bet yra didelis. Populiarėja azartiniai lošimai ir kompiuteriniai žaidimai. Na ir tenka pripažinti, kad Lietuvoje vykdomos prevencinės veiklos apriepia dar ne visus moksleivius, todėl daug vilčių galima dėti į gyvenimo įgūdžių programos vykdymą, kurioje galėtų būti iš tikrųjų vaikams labai padėta susivokti su savimi, su draugais ir taip toliau. Na ir rekomendacijos. Tai trumpai, nors čia yra argumentų, kodėl būtent vienokią ar kitokią rekomendaciją pateikėm, bet galbūt aš jau pačias tik tai rekomendacijas paskaitysiu. Tai viena vertus rekomenduojame ieškoti efektyvesnių būdų kontroliuoti alkoholinių gėrimų jaunesniems nei 20 metų asmenims pardavimą parduotuvėse, alinėse, restoranuose, baruose, diskotekose ir užtikrinti veiksmingų alkoholio kontrolės priemonių įgyvendinimą. Kita vertus, na jau pastebėjote, kai minėjau keletą atvejų, kai tėvai, reiškia, iš tėvų daugiau gauna alkoholį negu iš kitų vietų, tai ir kitų tokių faktų mes turime, tai vis dėlto, matyt, reikia šviesti ir suaugusius žmonės apie alkoholio vartojimo žalą, ypač vaikystę ir paauglystę, na tikrai nedovanotina, kai tėvai savo vaikams siūlo alkoholį, duoda alkoholį. Ir čia beje eina kalba ne apie tai, kad vaikai be tėvų sutikimo paėmė alkoholį, nes buvo ir toks klausimas. Tai čia būtent eina kalba apie tai, kad tėvai duoda alkoholį vaikams. Dėl rūpinimosi moksleivių psichinė gerovė, na, iš tikrųjų buvo nemažai iš tikrųjų klausimų ir medžiagos, kurie rodė, kad, na, iš tikrųjų vaikai turi daug psichologinių emocinių išgyvenimų ir mergaičių ta emocinė būsena, savijauta skiriasi nuo berniukų statistiškai reikšmingai, mergaitės dažniau blogiau jaučiasi, galbūt neatsitiktinai raminamuosius ir migdomuosius vaistus, taip pat griebiasi būtent dažniau mergaitės, reiškia, vartoti. Tai vis dėlto, atsižvelgiant į tos dalykus, rekomenduojame skirti daugiau dėmesio psichologiniai moksleivių pagalbai, interaktyvioms prevencinėms veikloms, kad tiek psichologinė pagalba, tiek veiklos būtų moksleiviams labiau prieinamos ir efektyvios. Na, o dėl narkotikų ir psichotropinių medžiagų stebėsenos ir informavimo, tai turint omenyje daugelio narkotikų prieinamumą, vartojimo paplitimą, tikslinga užtikrinti naujai rinkoje atsirandančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę, stebėseną ir informuoti visuomenę, taip pat ir jaunimą apie naujas grėsmes. Nes mūsų tyrimas parodė, kad dalis moksleivių iš tikrųjų nežino, ką jie vartoja. Tiesiog buvo klausimų, su galimybė pasirinkti atsakymų variantą, nežinau, ką vartoju, tai buvo ir tokių. Ir dėl raminamųjų ir migdomųjų vaistų, tai
keletą kartų tą akcentavau momentą, bet iš tikrųjų dar vieno nepasakiau, reiškia tokio rezultato, kad šiais metais apklausoje mes matėme 22% respondentų atsakymus, kurie teigia, kad bent kartą raminamosius ar migdomosius vaistus jie vartojo be gydytojo paskyrimo, bet taip pat gaudavo iš tėvų. 18,2% respondentų teigia, kad jie būtent iš tėvų gavo tos vaistus, ne iš gydytojų, ne pagal receptus išrašytus. Tai va čia kyla ir būtinybė skirti daugiau dėmesio tėvų švietimui šio klausimu ir siekti labiau traukti tėvus į psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Dėl prevencinių veiklų apriepties, tai vis dėlto, kaip matote, tyrimas parodė, kad apriepia dar ne visus mokinius prevencinės veiklos, todėl tikrai reikėtų siekti, kad visus mokinius aprieptų. Ir dar vienas toks faktas, kurio neminėjau anksčiau, iš tikrųjų mes aptikome ir visokių atvejų dėl alkoholio, narkotikų, tabako vartojimo, kai vaikai teigia, kad pirmą kartą vartoja būdami 9 metų ir jaunesni. Tai jeigu kažkam atrodo, kad prevencinės veiklas reikia vykdyti paauglystėje, tai akivaizdu, kad dar ir anksčiau su vaikais reikia dirbti šioje srityje. Ir, norėčiau padėkoti už dėmesį ir jeigu turite kažkokių konkrečių klausimų, dar dėl kažkokių konkrečių skaičių, interpretacijų, prašau man rašyti. Geriau, kad susitartumėm dėl laiko, kai galėčiau atsakyti klausimus, nes yra ir kiti darbai, paskaitos, kai negaliu atsiliepti iš karto, todėl geriau susitarti iš tikrųjų dėl interviu laiko ar dėl paaiškinimo kažkokių klausimų. Tai tuo pačiu norėčiau labai padėkoti visiems vaikams, kurie dalyvavo šitoje apklausoje, jų tėvams, kad jie sutiko, nes mes klausėme tėvų sutikimo, ar jie leidžia vaikams dalyvauti apklausoje, visoms mokykloms, kurios padėjo šitoje apklausoje, socialiniams pedagogams, kurie dažniausiai ir buvo tie žmonės, kurie labiausiai kontaktavo su mokiniais, ir mokyklų vadovams, kurie suprato šio tyrimo svarbą, nes, iš tikrųjų, ne visos mokyklos dėja sutiko dalyvauti apklausoje. Buvo vadovų, kurie sakė, kad tai yra mokyklos reikalas tik mokyti ir čia nereikia jiems dalyvauti tokiuose apklausose. Tai tikrai dėkoju visiems, kurie dalyvavo. Ir labai dėkoju už bendradarbiavimą narkotikų, tabako kontrolės departamentui ir Rūtai Gedmininiai, su kuria labai daug teko derinti visokių klausimų apklausos, iki narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tokią atsakomybę už SPA tyrimą turėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tai dėkoju taip pat kolegoms iš ministerijos, su kuriais labai glaudžiai bendradarbiavom. Ir buvo ir SPA taryba sukurta, kurioje dalyvavo įvairių ministerijų atstovai ir derinome svarbius klausimus, kokie mums svarbus įtraukti, tarkime, nacionalinius klausimus, kokius. Tai ir visą planą tvirtinome. Ir dėkoju savo komandai, tai 3 žmonės, kurie dirbo daugiausiai prie duomenų rinkimo, analizės ir užtikrino dalyvavimą tinkamą SPAT platformos naudojimą. Tai docentė daktarai Laurai Šaltytei, profesoriai daktarai Litai Bridelytei, mūsų informacinių technologijų specialistui Gydijui Laucevičiui. Ir tiesa, turbūt pabaigoje galiu paminėti, kad pirmą kartą Lietuvoje mes naudojame internetinę platformą SPAT apklausai. Iki tol visada tai buvo popierinės anketos ir šį kartą mes buvome modernesni ir tuo pačiu noriu pasidžiaugti, kad Lietuva buvo iš kelių valstybių, kurie galėjo tai padaryti, nes dauguma Europos šalių atsisakė internetinės platformos, neturėdami technologinio galimybę. Taigi, ačiū visiems už dėmesį. Dėkojame profesoriai Liudmilai Rupšienei, prašome žurnalistus užduoti klausimus ir prašytume prisistatyti. Ar bus klausimų salėje esančių, nes turime internetu keletą klausimų, tai aš tiesiog juos perskaitysiu. Tai Vaidas Kalpokas klausė, kaip buvo formuluojamas klausimyno klausimas apie pasigėrimą kabutėse nuo alkoholinių gėrimų?
Tai čia iš tikrųjų mes taip sakome, kad yra pasigėrimas, lygiai taip pat kaip suvokiamas prieinamumas, tai irgi taip pat mūsų terminas. O iš tikrųjų tas klausimas, buvo keletas klausimų, buvo vienas klausimas apie kaip patys mokiniai turėjo įsivertinti skalėje iki 10 balų, reiškia savo tą pasigėrimo laipsnį, kad ir mes pateikėme prašymą, kad 10 balų reiškia, kad jau ten ir nerišliai kalbėjo, ir sąmonę praradinėjo ir taip toliau. Na, o taip pat buvo ir kitas klausimas, tai buvo klausimas, kai, reiškia, klausėme apie 5 ir daugiau, reiškia, standartinio tūrio alkoholinių gėrimų vartojimo per vieną atvejį. Čia skamba taip sudėtingai, aišku, mes ten pačiame klausimyne labiau detalizavom ir aiškiau parašėm ir pavyzdžius, kas tas yra vienas standartinis tūris, ar tai alaus buteliukas, pavyzdžiui, 5 alaus buteliukai, ir tai yra, kiek tai ir butelis vyno yra, ir tokiais paprastais vaikams suprantamais pavyzdžiais, paaugliams. Dėkoju. Aurelija Šalčiūnienė klausė, kokios naujosios psichoaktyviosios medžiagos buvo? Mes tyrinėjome sintetinių katinonų, sintetinių kanabinoidų ir sintetinių opioidų vartojimą. Ir dar vienas klausimas, Audronė Kaupienė klausė, iš kur gaunami vaistai, kuriuos paskirti gali tik gydytojai? Na, tai berods prie rekomendacijų minėjau, kad pasirodo dažniausiai iš tėvų gauna vaistus, reiškia, tėvai gal turėjo ir pasiūlė savo vaikams. Dėkoju. Ar dar salėje matau klausimų neturime, tai dėkoju visiems už dėmesį, tiesioginę transliaciją baigsime.